Sveiki draugai, su jumis vėl Povilas ir vėl video kanalas Programuotojo karjera arba trumpiau Pro karjera. Grįžtu po pusmečio pertraukos, štai kas būna, kai gimsta vaikas, gimė dukra man ir perplanavo visą mano gyvenimą praktiškai, plus verslo šiek tiek pasikeitė prioritetai ir tas Pro karjeros ta veikla truputį užsilenkia, bet dabar grįžtu, nes turiu ką papasakoti ir ką pasakyti viena konkrečia tema, kuri labai vystėsi įvairiuose forumuose, Facebook'e ir visur kitur, tai nusprendžiau pasisakyti labai garsiai ir aiškiai ir truputį piktai. Gerbiami juniorai arba žmonės, kurie nori eiti į programavimą, dirbti, jūs truputį per daug save išaukštinat ir per daug norit iš darbdavių. Iš tikrųjų, problemos yra dvi atskiros. Pažvelkim į juniorų pusę. Žmogus, sakykime, baigęs programavimą arba pats mokinosi, jau galvoja, kad gali programuoti, jau kažką yra bandęs, čiupinėjęs ir jisai bando rasti pirmą darbą. Ir problema, kad darbo neranda, kad darbų yra junioram, bet žmogus siunčia CV ir jam neatsako, arba atsako, kad ne. Arba pakviečia ir moka 400 į rankas ar 500 eurų į rankas. Ir tada daug reikalauja iš karto, pavyzdžiui, daug kur skelbimuose, kur yra junior pozicija, yra reikalavimai 1 metai patirties arba 2 metai patirties. Ir atrodo pikta, kaip ašgi junioras, ašgi neturiu dar patirties, o čia iš manęs reikalauja, kur aš galiu gauti tos patirties. Tai juniorai kaip ir supykę ant rinkos, kad, jų nieks nepaima ir jiem nieks gerų sąlygų nesiūlo. O atrodo, kad čia Delfiai rašo, kad programuotojų trūksta ir kad visur jų trūksta, tai kur čia problema. Kita vertus, darbdavių pusė. Iš darbdavių pusės, jam reikia žmogaus, kuris ateina ir dirba. Ta prasme, kurio nereikėtų labai ten mokinti, labai prie jo sėdėti ir panašiai, kuris neštų jau naudos įmoniai. O kas gaunasi? Patalpini skelbimą kažkur tai, ateina tie juniorai, tie, kaip aš vadinu, wannabe programuotojai, iš karto prašo 1000 į rankas, nors realiai nieko nemoka ir įmoniai reikia investuoti savo laiko, savo senior programuotojo arba managemento laiko, kad po kokių 3 mėnesių tas žmogus galbūt neštų naudos įmoniai. Tai ta prasme, tokia situacija lose-lose, kaip sakoma, nėra jokio win-win, nėra dviejų pusių problema, bet problema, manau, didesnė toj pusėje, kur yra juniorai. Aš vadinu juniorais iš tikrųjų žmonės, kurie švieži, norintys programuoti, arba jau kažką bandė, arba tik tai pradeda. Ta proga aš buvau sukūręs Facebook'e webo profesionalų grupėje temą ir paklausiau darbdavių, ko jūs norit iš junior, ko jūs tikitės iš žmogaus, kuris ką tik atėjo ir ieško pirmo savo darbo. Tai praktiškai visur buvo atsakymai tokie, kad jie nori jau su patirtim, ne tai kad su patirtim, su žiniom kažkokią jau frameworko praktiškai. Tai jeigu kalbėt apie webo sritį, tai žmogus turi mokėti pagrindus HTML, CSS, tada pasirinkęs kažkokią sritį arba eiti TVS-us ir tada mokėti su WordPress-u, arba eiti į backend frameworkus ir tada mokėti, ta prasme, kažkokią kalbą, PHP, sakykime, tada Laravelis Symfony frameworkai, jeigu koks nors Ruby, tai Ruby on Rails, ten Pythonas, Django ir taip toliau, arba jeigu frontendas, tai tada JavaScriptas, koks nors Angularas arba Vue.js arba dar, jQuery, tai čia be klausimų. Ta prasme, reikalavimai tiem junioram nėra tai, kad tu tiesiog, perėjai univero pusmetį kursą ir jau viskas. Ta prasme, darbdaviai nori realios, ne tai kad patirties, bet kad tu būtum susipažinęs su tom kalbom ir bent kažką būtum padaręs. Kitaip jiem neapsimoka tavęs samdyti, nes tada tu gaunasi, kad jie turi mokėti algą už tai, kad tu pas juos darbe mokiniesi. Ir realiai neneši jokios naudos pirmą pusmetį. Iš verslo pusės tai visiškai neapsimoka. Tai darbdaviai aiškiai pareiškia, kad jam reikia jau juniorų su metais patirties realios, kad būtų sukūrę bent kažkokį projektą ir tai yra Lietuvos realybė. O juniorai nori, kad, aš ateinu, aš čia noriu būti programuotoju ir jūs mane mokinkit ir dar pinigų mokėkit algos kažkokias. Bet taip dėja neveikia pasaulis. Kiek esu kalbėjęs su pačiais juniorais, kurie dabar darbinasi ir bando ieškoti darbo, tai iš tikrųjų ne piragai, tu išsiunti CV, į tą poziciją yra dar 50 tokių kaip tu, kurie dar nėra programuotojai, bet jau bando aplikuoti.
ir tu net negauni atsakymą, net nežinai kodėl. Ir tai nėra paprasta. Rasti pirmą darbą nėra paprasta. Ir apskritai noriu pasakyti, kad programavimas dabar atrodo kaip tokia svajonių profesija, kur galima greitai išmokti programuoti ir jau eiti darbintis. Ne visai taip. Tai, kad programavimui užtenka realiai turėti tik tai kompą ir smegenis ir nereikalauja jokio išsilavinimo, tai nereiškia, kad tai paprasta. Ir programavimas tuo požiūriu nesiskiria nuo kitų profesijų. Kodėl, pavyzdžiui, nežinau, kokį čia pavyzdį, kokia advokatė negali eiti, pradžioj turi eiti advokato padėjėja, po to tik tai tapti advokatė ir tai turėti krūvą kursų. Liukai medicino, odontologija, tai iš viso ten krūva visokių mokslų ir kursų ir panašiai, vien tam, kad bent patektum, kad pirmą darbą gautum, kad kažkokią stebėjimą. Tai ta praktika visuose darbuose yra įprastas dalykas, kad pirmus metus žmogus praktiškai dirba nemokamai ir mokinasi ir tik tai tada gauna kažkokią algą, o programavimai kažkaip turi būti kitaip, kad aš jau rašau kodą, jau mokėkit man štuką į rankas. Tai gerbimi juniorai, truputį nusileiskit ant žemės, atsipeikėkit ir suvokit, kad pirmam darbui jums tikrai niekas nemokės 1000, nebent jums pasiseks kažkur įsidarbinti arba bus kažkokį giminaitį. Reikia jums praeiti visą tą sunkų laikotarpį, kad pradžioj dirbti vos nemokamai, pradžioj dirbti arba savo freelancinant, tada po pirmų projektų kažkokio sukūrimo, tada jau atsiras ir pirmas normalus darbo pasiūlymas ir tada jūs kilsit po truputį. Bet ta pradžia tikrai bus sunki. Ir tikrai iš jūsų daug reikalaus ir tikrai jūs turėsit daug mokėti, o pinigų už tai gausit nedaug, sąlyginai. Tai čia tiek negatyvo, o tai ką daryti? Tada bandysiu tiem junioram patart, kaip realus gyvenimas veikia ir kaip geriausiai išnaudoti savo galimybės. Tai pirmas dalykas - mokytis programavimo pačiam, ne universitetinė kolegijoje, ne kažkur tai oficialiai. Visas programavimas susiveda į tai mokymasis, į tai, kad tu sėdi ir pats praktikuojas, pats rašai kodą. Kaip rašyti kodą, kaip mokintis rašyti kodą, čia jau pasirenkat, aš esu apie tai ne vieną podcastą įrašęs, tai galite pasižiūrėti archyve. Galite mokintis iš knygų, iš online kursų ir offline kursų, dabar Lietuvoje prisiveisė ten Code Academy, Vilnius Coding School yra, 3W Academy, daug jų yra. Tik tai, jie kainuoja gan nemažai iš tikrųjų. Tai mokykitės patys iki to, kol galėtumėt sukurti vieną normalų, visiškai realų, veikiantį projektą. Ar tai būtų webo puslapis, ar tai būtų žaidimukas, appsas, nesvarbu, bet jūsų pirmas tikslas turi būti sukurti kažką realaus, ką galima parodyti būsimam darbdaviui. Ir su tuo jau galima eiti pas darbdavį. Arba prašyti priimti į praktiką, kažkur tai nemokama, pabrėžiu nemokama. Ir tas dalykas, kai univerė yra ten 3-4 kurse praktika, jinai ne šiaip sau dėl parašo. Lietuvoje yra labai paplitę, kad kažkur rasti praktiką į vietą, kad kažkas pasirašytų tiesiog, ir nuneš dėstytojui, kad atsiskaičiau. Ne tame yra esmė yra realiai gauti praktikos, realiai kažką sukurto įmonė, realiai kažką suprogramint ir jums reikalinga ta praktika, ne univerui, ne dėl parašo, ne kažką atsiskaityti, o realiai reikalinga praktika. Ir toliau jau galima darbintis. Tai nuo to pirmo prisėdimo kažkam mokintis iki pirmo įsidarbinimo gali drąsiai praeiti keletą metų, o ne savaitės ir ne mėnesį. Tai iki pirmos čia algos, iki pirmo darbo, kur jums mokės realiai 500 eurų į rankas, ir tai yra normalu, netgi Vilniuje. Nes jūs tuo tarpu jūs naudos įmoniai nenešit dar. Ir yra netgi tos dalykas, kad pirmas darbas, kai jūs einate į pirmą savo darbą programavime, jūs nesat juniorai. Yra dar žemesnė pakopa, nežinau, kodėl visi galvoja, kad junioras yra žemiausia pakopa programavime. Yra internas, arba, pre-junior, kaip be pavadinsi, bet žmogus, kuris mokinasi. Junioras tai yra žmogus, kuris jau programuoja, tik tai jo lygis dar nėra aukštas. O tie, kurie ateina į pirmą savo darbą arba į praktiką, tai dažniausiai yra internai, yra serialas dabar rezidentai, tai kažkas panašaus. Ir tada jūs dirba to įmonė kaip praktikantas arba kaip mažai algos gaunantis žmogus metus ar 2, tobulėjat ir tada jūsų alga kyla iki kokio 1000 į rankas. Ir tada po kokių 5 metų jūs jau galit vadinti save arba mid-level, arba senior, čia jau priklauso viskas, tik nuo jūsų ir nuo jūsų praktikos.
Tai tie straipsniai, kurie rašo, kad programuotojų trūksta, jie pamiršta paminėti vieną detalę, kad trūksta senior programuotojų, trūksta to aukščiausio lygio programuotojų. Tokios kompanijos kaip Uber ar kaip Danske bankas, ar Atformas, kurios dabar medžioja senior programuotojus, jie medžioja geriausius. Jie siūlo ten tikrai didelius pinigus ir 2000, ir 3000, ir 4000 eurų į rankas, bet geriausiems. Ta prasme, tie, kurie pradeda savo kelią, jiem iki tų didelių pinigų yra kelias 5 ar 10 metų. Kaip ir bet kokioje profesijoje. Programavimas šiuo atveju niekuom nesiskiria. Jūs turit praeiti visus karjeros laiptus, tik tada pasieksit tokį lygį. Aišku, programavime vis tiek algos yra didesnės statistiškai. Kai dariau tyrimą praeitais metais, jeigu vidurkis šalies algos į rankas yra 600 eurų, tai programuotojas mid-levelio su 4 metų patirtim gauna 1200, 1100, kažkas tokio. Tai vis tiek dvigubai, bet pradžioj jums tikrai nieks tiek nemokės ir reikia praeiti tą sunkų kelią. Ir paskutinis dalykas, kad noriu jūs paraginti, gerbiami juniorai, galvoti ne apie tai, ką jūs mokat, ar kokią programavimo kalbą mokintis, ar kaip čia siūs CV, kad jūs priimtų, o galvokite apie tai, kokią naudą jūs galite nešti tą įmonį, kur darbinatės. Kai jau dirbat arba praktikuojatės arba kūrėt, pagalvokit, ar jūsų kūriamas kodas gali nešti įmonį naudą, ta prasme, kad jau gali būti paleistas projektas ir iš jo įmonė galėtų uždirbti pinigus arba gauti kitokios naudos tam lankytojų, vartotojų ar kažko tokio. Jeigu dar ne, reiškia, jūs nešat įmonį nuostolį, reiškia, jūs turi būti dėkingi, kad jūs iš viso priima, netgi nemokamai. Tai iš tos pusės žiūrėkit į darbdavio pusę, stenkite suprasti tą pusę ir tada tobulėsit, tada jūs žinosit, kur jūs turite tobulėsit ir kuo greičiau tą padarysit, tuo greičiau kils jūsų visa karjera. Tai tiek norėjau pasakyti, gerbimi juniorai, tikiuosi nesupyksit, aš čia iš geros valios, kad jūs truputį nusileistumėt ant žemės, atsipeikėtumėt ir tada jau rimtai nusiteiktumėt dirbti ir tada pasieksit gerų rezultatų. Tiek tam kartui, tikiuosi, įrašinėsiu savo mintis dažniau, bet pažadėti kol kas sunkiai galiu. Bet iki kitų kartų, iki susitikimo online.